Labas, noriu padaryti skaitymą meilės tema. Teminį skaitinimą padarysim šį kartą, pasižiūrėsime, kas kolektyvui aktualu šią temą. Aišku, bus žiūrinčių ir vienišų, ir poroje esančių žmonių. Tai matysiu, kokios žinutės eis, kam kokios žinutės bus. Taip, kas kolektyvai šiuo metu aktualu meilėje. Taip, septynios monetos. Iš karto nuoroda į tai, kad į santykius reikia investuoti savo resursus, laiką, galbūt tam tikras kažkokias pastangas dėti, kad tie santykiai būtų smagus abiem pusėm. Skeptrų karalius. Mėnulis. Prieš tai buvo atsivertęs ir dabar vėl ištraukiau šį. Mėnulis. Pasižiūrėsim, kas čia slepiasi. Po to mėnulių šiaip dabar yra pilnatis. Tai 4 kalavijai. Pasižiūrėsim, kas čia dar. Mylimieji. Kodėl čia yra mylimieji? 10 kalavijų. Situaciją matau, kad greičiausiai yra tiems, kurie yra santykiuose, kad tas žmogus, su kuriuo jūs esate, skeptrų karalius, jisai neturi kažkokių ilgalaikių tikslų su jumis, jam svarbu gyventi maloniai, galbūt labiau santykiai dabar yra pastatyti seksualiniu pagrindu. Ir jūs jaučiatės vieniša ar vienišas, 5 monetos iškrito. Ir panašu, kad jūs investuojate į šitą santykį. Tačiau skeptrų karalius to nevertina. Ir jis nėra emociškai prieinamas ir yra atitrūkęs, atsiribojęs ir yra nuoroda priimti sprendimą pabaigti šitą santykį. Aišku, čia kiekvieno situacija yra skirtinga ir galbūt turėtumėt analizuoti situaciją ir kas yra slepiama? Kodėl čia yra mėnulis? Atsiskyrėlis. Jis yra įsitraukęs. Žinokit, atsitraukimą, atsiribojimą rodo jau 4 kortos. Mėnulis iškrito. Tai rodo, kad paslaptis jisai neparodo, ką jaučia, kas vyksta viduj.
4 kalavijai yra iškritę, tai irgi rodo, kad yra atsiribojimas, atsitraukimas. Galbūt netgi yra ir tam tikras fizinis atstumas tarp jūsų. Dabar iškrito atsiskyrėlis paaiškinantis Mėnulį, kas irgi rodo atsitraukimą, įsitraukimą į vidų. Ir yra 5 monetos, kas taip pat nurodo, kad jūs jaučiatės vienišas ar vieniša. Tai irgi rodo, kad esate vieni, nes esate ryšyje, bet jaučiatės vieniši. Paklauskime, koks yra ketinimas to karaliaus, kodėl jisai yra atsitraukęs, kodėl tas karalius yra atsitraukęs. Dešimt taurių, iškrito žinia. Gali būti, kad jisai turi kitą šeimą, kurią slepia. Iškrito skeptrų riteris. Žodžiu, jam nerūpi ilgalaikiai santykiai. Jam nerūpi ilgalaikiai santykiai, jis tiesiog nori džiaugtis ir švęsti gyvenimą. Šeima nėra jo prioritetas. Šeima nėra jo prioritetas, jam patinka smagiai leisti laiką, vėl iškrito, ne vėl, bet iškrito 10 taurių ir dabar 3 taurės iškrito, kad gali būti tikėtina, kad žmogus turi 3 šalių situacijų ir gali būti, kad jisai turi vaiką su kažkuo, nes yra iškrito taip pat kalavijų pažas. Gal tai irgi yra viena iš priežasčių, dėl ko žmogus yra atsitraukęs ir užsidaręs. Bokštas. Žodžiu, čia visiškas griovimas ir visiška pabaiga. Imperatorė. Pasaulis, pabaiga. Žinokit, reikia pabaigti. Tą santykį reikia pabaigti, nes matau, kad su tuo žmogum yra kontraktas nepavykęs ir aišku, jeigu jūs tas tenkina, bet turbūt jeigu esate čia, tai tikėtina, kad netenkina, nesijaučiate gerai ir nesijaučiate gerai. 5 monetos. Tai manau, kad patarimas būtų šitus santykius pabaigti, nes tas žmogus nieko jums tokio stabilaus ir ilgalaikiško ir tokio tikro ryšio, kuriame galėtumėte atsiverti, jaustis pažeidžiamas, jisai negali pasiūlyti. Nes tiesiog žmogus yra kiti tikslai. Žmogus yra kiti tikslai ir nieko jis daugiau negali pasiūlyti.
Gerai, pasižiūrim dar, kas yra vieniši, nes čia ryškiai situacija krito žmonėms, kurie yra ryšyje. O kas yra vieni? Kokia yra situacija? Vėl mėnulis krenta, stiprybė. Jūs nežinote, kokie jūs esate stiprus. Gali būti iškrito skeptrų karalienė. Gali būti nuoroda, kad jums reikia kažkaip suvaldyti savo seksualinę energiją, neištaškyti jos. Žodžiu, nebendrauti su keliais žmonėmis iš karto, atsitraukti nuo menedžinimo daug žmonių. Gerai, kodėl čia yra mėnulis? Imperatorė. Žodžiu, turite išlaikyti savo orumą, garbę ir standartus, nes skeptrų karalienė yra žemiau už imperatorės poziciją ir jūs iš tikrųjų esate imperatorė. Na, čia gali tik ir vyrai ir moteriai tiesiog apie... Kalbu taip dėl to, nes matau tokias kortas, bet kaip jau žinia, energija gali būti ir, ta prasme, po moterišką energiją gali slėptis ir vyras, priklausomai nuo to, kokią energiją jis labiau išreiškia, per kurią veikia. Ir kodėl čia yra mėnulis, dar kartą pasižiūrim, dar kokią kitą kortą. Žvaigždė. Kažkas yra nepasiekiama. Imperatorės pozicija jum yra nepasiekiama tol, kol jūs veiksite per seksualinę energiją, kurią reikia suvaldyti. Ir karalienė skeptrų taip pat gali nurodyti į tos energijos suvaldymą per kūrybą. Šitas popiežius, kažkoks kontraktas. Imperatoriai nepasiekiamas kontraktas. Nepasiekiamas kontraktas. Veikiant per seksualinę energiją. Jeigu jūs norite kažkokių ilgalaikiškų santykių, tai jums nepavyks tokių užmegzti, jeigu jūs savęs negerbsite ir taškysite į visas pusės. Krenta karalienės, iškrito kalavijų karalienė, taurių karalienė ir 6 kalavijai. Kur jūs čia judate? 5 taurės. 9 skeptrai. Taip, leiskit man čia truputį susigaudyt, kas čia per žinutę. Žodžiu, žinutė būtų tokia, kad jeigu jūs nesinaudosite savo šaltų protų ir jausmais santykiuose, jūs vėliau gailėsitės ir papulsite užlipsite ant to paties grėblio.
Matyt, tai yra jūsų nusistovėjęs elgesio šablonas, kurį kartojate ir yra patarimas tiesiog keisti savo pasirinkimų pagrindą. Jeigu norite, kad išsipildytų noras. O noras yra 2 taurės. Tai yra harmoningi santykiai. Žodžiu, to neįmanoma padaryti tiesiog santykius pradedant nuo gundymo, nuo lovos reikalų ir taip toliau. Nebus tokių, nes jūs nusisukus esat nuo savo proto ir nuo savo širdies. Esate atsitraukus nuo savo vertės pajautimo, tikrosios vertės pajautimo. Jums tas yra tolima, kaip žvaigždė. Žodžiu, norint, dar turite atlikti namų darbų, norėdami turėti tokius santykius, apie kuriuos svajojate. 2 taurės, kad būtų, tai dar turite namų darbų, bet svarbu galbūt šiuo atveju paminėti tai, kad santykių mokomės būdami santykyje. Tai neįmanoma kurti santykio, išmokti būnant vienam, todėl nebijokite eiti į bendravimą su priešinga lytim ar su ta pačia lytim, nežinau, kas jūs traukia, kokios partnerystės norite, tai tiesiog patarimas būtų bendrauti, draugauti ir žiūrėti, kas iš to išeis. Bet santykiai turėtų prasidėti nuo draugystės ir nesileidžiant visiškai aklai jausmus, bet ir vertinant kito žmogaus elgesį, ne žodžius, bet elgesį, nepasiduodant, suvaldant tą savo laukinę aistrą. Tai be poros žmonėms žinutės būtų šiam kartui tokios. Tai sėkmės darbuotis ir visiems linkiu tikrai pasiekti šitos svajonės, turėti darnius ir harmoningus santykius. Iki.